esu užsirašęs savigraužą dėl tų mitybos sutrikimų. Žmonės dažnai save ten plaka rykštėm, kad persivalgo. Turbūt dažniau plaka, kad persivalgo, negu nedavalgo. Taip, aš, pavyzdžiui, esu to, kurie jaučia malonumą jausmą nedavalgant, nes man tai yra kontrolės būdas. Bet didesnė dalis žmonių irgi, kai tu klausai apie stambius žmonės ir lieknus žmonės su valgymo iššūkiais, tai ir čia yra lygiai taip pat, kad didžioji dalis jaučia didesnį kaltės jausmą tada, kai persivalgo, bet yra ir tų, kurie jaučia kaltės jausmą, kai nevalgo. Čia abu yra, bet didesnė dalis yra persivalgymas ir vėl turbūt galim grįžti prie to paties, kad mes vėlgi dar gal, kadangi tai yra ir šventinis laikotarpis ir šiaip labai norisi užakcentuoti tą žinutę, kad persivalgyti kartą ar kelis kartus per metus nėra nieko blogo. Mūsų tikslas nėra būti tobulais, bet kaip sudaliniesi su ta mergina, kad visada ten tik tai salatytė, sriubytė ir nieko kito papildomai šalį nesuvalgyti, tai to nereikia daryti, nes mes gyvenam gyvenimą, mes esam paprasti, normalūs žmonės. Mes turim šventes, mes turim vestuves, mes turim vaikų gimtadienis, mes turim kalėdas ir taip toliau. Tai leisti savo, nes vėlgi aš labai mėgstu paprastą pasakymą, maistas mums turi teikti malonumą, bet emocijų maiste nemalšinki. Tai jeigu ateina tas kaltės jausmas, kad aš prisivalgiau, kad man sunku yra skrandyje, verta pasižiūrėti, kas mano gyvenimo kontekste tuo metu vyksta. Nes mes labai dažnai nepriimam to, kas mūsų gyvenime vyksta ir mums labai sunku yra priimti pasiekmes viso to, kas aplink mus yra. Ir tada maistas mums tampa tokiu savęs kankinimo momentu. Nes aš turiu legalią priežastį, dėl ko save kaltinti. Man sunku save kaltinti ten, kad aš kažko nepadariau, galbūt pamatyti, turiu galvoje, nes kaltinti mes galim save už viską labai nesunkiai, bet pamatyti. Ir man tada yra daug lengviau pamatyti, kad aš ir vėl neišlaikiau savo išsikeltų taisyklių ir savo išsikeltų lūkesčių. Ir kalu save prie kryžiaus, dar labiau užlugdau savo savivertę. Ir ratas sukasi, aš vėl toliau valgau ir vėl kalu save ir vėl toliau valgau ir taip tas turbūt toks ribojantis valgymo elgesys vienas iš būdų, kur būtent tokiu šablonu ir pasireiškia. Emocinis valgymas, ne, yra toks dalykas, bet aš esu pastebėjęs, nežinau ar teisingai suprantu tą savoką, kad reiškia, tu užvalgai emocijas, ne? Preliminariai, taip galima sakyti. Bet, pavyzdžiui, kai man būna blogai ir aš jaučiuosi liūdnas, man būna, kad tiesiog dingsta apetitas. Mano draugui, kuris būna ten be nuotaikos liūdnas, jam atsiranda beprotiškas apetitas. Tačiau net nebe psichologiniai dalykai, turbūt čia fiziologija reikia. Turbūt aš truputėlį išplėsiu, nes yra ne tik emocinis valgymas, aš tai vadinu psichologiniu valgymu. Mes turim emocinį išorinių aplinkybių nulemtą ir apribotą. Visuomenė tik tai mato kaip emocinį valgymą, bet iš esmės mes turim 3 tokius tipus, kurie yra ir tai visuomeniai dažniausiai pasislėpia po emociniu valgymu. Su emociniu valgymu yra taip, kad vėl vienas dalykas yra fiziologija, vieni esam linkę labiau malšinti emocijas negu kiti ir kartu yra dar kitas dalykas, vėlgi susijęs su mūsų kūno fiziologija, mes turim suvokti, kad jeigu mes turim stresą, nes vėl visuomenė viską vadina stresu, iš tikrųjų mes turim stresą, stresas yra geras dalykas, nes stresas mūsų mobilizuoja naujam veiksmui. Distresas, kur mes nuolatos esam kažkokio įtampo, nerimo jausme, kažkokiam diskomforte, čia dažniausiai ir yra tos situacijos, kur žmonės yra linkęs prie jų būti su maistu. Nes fiziologija yra tokia, kad jeigu atsitinka ekstra dalykas, paprastai tariant, mūsų kūnas pasiruošia gynybai. Maistas ir virškinimas yra poilsio režimas ir jeigu ekstra kažkas atsitiko, reiškia virškinimą stabdom, nes mums dabar reikės energijos, kad mes pabėgtumėm nuo kažkokio priešo. Bet jeigu mes visada esam toj padidintos žadinimo būsenoj, kur nuolatos sukasi mūsų galvoje, kad tai reikia išspręsti, tai reikia padaryti ir taip toliau, tai faktas, kad tada tikėtina mes būsim labiau emociniai valgytojai plus fiziologiniai dalykai. Ok, čia išgirdau tokią evoliucinę tą prizmę ir man kažkaip iš evoliucijos, kas yra turbūt labiausiai užsifiksavę, kad dabartiniai mūsų įpročiai, aišku, yra begalė, labai stipriai pasikeitę ir mes ką galėdavom valgyti anksčiau, ten prieš, 10 000 metų ir ką mes galim valgyti dabar, turim ko gero gerokai geresnį pasirinkimą, bet ar nėra irgi taip su tuo kaupimu masės, ne? Kai tu pradedi nereguliariai valgyti, kūnas pradeda kaupti riebalus, nes galvoja, kad už savaitės gali badauti ir... Taip, veikia, visiškai taip veikia, labai gera klausytis tavęs, turi truputėlį to pamąstymą, nes fiziologija taip ir yra. Kadangi pirmykščiai žmonės, jie sumedžiojo mamutą
jį suvalgė ir paskui jie žino, kad kažkurį laiką jie jo negaus. Ir tada kūnas vat ir laiko tą maisto ir tuo riebalą tam, kad jisai turėtų resursų. Ir labai labai įdomi evoliuciškai, vat vėl grįžtant prie to persivalgymo momento, kad persivalgymas fiziologiškai nėra toks baisus dalykas, koks yra nedavalgymas. Nes jeigu aš nedavalgau, mano fiziologija man iš karto sako, kad yra badas, reiškia viskas, ką aš suvalgysiu, turi būti kaupiama riebalų atsargose. Bet aš labai dažnai, mano tokia pagrindinė darbo erdvė yra apie tai, kad sako, aš nieko nevalgau ir man nekrenta svoris. Tai yra tų, kur nieko nevalgau kabutėse, kuri te pradeda ir vakare pabaigia. Bet iš esmės dažnai labai mes turim per mažą maisto kiekį ir aš netgi savo admino panelėje esu užsidėjęs varnelę skaičiuoti žmonės, kurie valgo per mažai, nes vat grinai mes turim tą pirmykštę fiziologiją, kada jeigu kūnas jaučia badą, jisai viską kaupia. Tam, kad jisai išgyventų. Ir aš netgi kartais sakau, panos, jūsų kūnas nori gyventi labiau negu jūs pačios to norit ir jūs nuolatos jį kankinat. Vat to nedavalgymo. O mūsų pirmykštė fiziologija taip ir suveikia, kad mes viską kaupiam, nes kūnui reikės išgyventi iš kažko. O dėl ko žmonės nutunka dažniausiai? Įpročiai. Atsinešti iš šeimos, įpročiai gyvenimo būdo. Vėlgi ta pati savivertė. Jeigu aš turiu įsitikinimą, kad jeigu aš daug dirbsiu, būsiu labiau vertinamas, tai pusryčius pamesti labai lengva, nes o kam juos valgyti, arba pusryčius, arba pietus, arba vakarienę, o kam juos valgyti, taigi dar gražesnė būsi. Tai vat tokių momentų, kurie iš esmės yra, mes esame atsinešę iš šeimos ir prieš keletą savaičių irgi buvau vaikam vedžiau paskaitą būtent apie pusryčių svarbą. Ir ten sėdėjo 11 vaikų ir tik 2 iš jų pakėlė ranką, kad jie valgo pusryčius. Tai reiškia, mes turime iš šeimos atsineštus tam tikrus įpročius apie maistą ir mitybą. Mes turim tą beprotiškai skubantį gyvenimo tempą, kur maistas yra antraplanis dalykas. Mes turim tą momentą, kad kam man valgyti, jeigu man reikia padirbti. Ir taip po truputėlį nuo pat vaikystės sąlygoja visą tą istoriją, kad rezultate atsitinka taip, kad nuo vaikystės pusryčių nevalgymas mane išmoko darbus kelti prioritetų aukščiau, savivertė žema, darbai svarbiau ir rezultate aš turiu augantį svorį, o dar fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kad sėdima gyvensena šiandien yra prilyginama pasyvaus rūkymo žalai, ir jeigu mes per dieną prasėdim daugiau negu 7 valandas nepertraukiamai, o taip labai dažnai būna, mes net ir tai, kad išeisim po darbo pasivaikščioti, nebeišlygins to žalos, kurią padarė 7 valandas nepertraukiamo sėdėjimo. Tai vėlgi, sėdimas gyvenimo būdas, dar kitas dalykas, boltas, kurie šiai dienai tau nieko nereikia daryti. Realiai, tu paspaudi mygtuką, maistas atvažiavo pas tave, tu valgai dirbdamas prie kompiuterio, ir tu net nepajauti, kad pavalgy, o valgy ką? Greitą užsakomą maistą, kur cukrus, riebalai, skonio stiprikliai, receptoriai pasitenkino ir visa tokia labai labai graži grandinė užsisuka, kur tada tu supranti, kad nebetelpi į tam tikro dydžio rūbus, į kuriuos tu prieš kelis mėnesius įtilpai. Šiandienos Pirmyn podcast'o epizodą jums pristato Nara Health. Jei nuolat skubate ir nespėjate kokybiškai pavalgyti, Nara Health jums turi puikų sprendimą. Tai ne šiaip baltyminis kokteilis ar maisto papildas, o visavertis augalinis maistas, kurį paruošite vos per minutę. Svarbiausiai subalansuotas, turi malonų skonį ir suteikia energijos bei ilgam pasotina. Pažiūrėję sudėtį net nustebau. Ten 26 vitaminai ir mineralai bei pakankamas kiekis baltymų mūsų organizmui. O įdomitės ilgamžiškumu, kaip ir aš, verta išbandyti būtent šį variantą su Verite Trans resveratroliu, kuris moksliniais tyrimais įrodytas kaip efektyviausias ingredientas ilgamžiškumui skatinti. Jų produktų galite užsakyti nuėję į nuorodą šio video aprašyme arba tiesiogiai nara.health. Atsiskaitę panaudokite kodą Pirmyn, nes taip gausite 20% nuolaidą, nemokamą pristatymą ir metalinę gertuvę su pirmuoju užsakymu. nara.health. Atsiskaitant nepamirškite kodo Pirmyn.